Gerą dieną žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems, ačiū komentuojantiems. Šiandien ant stalo balta Visionas 3070. Problema pirminė yra, kad jinai kaista. Hotspotas iki 105 laipsnių pakyla. Bet vat kas surprise, surprise, turim trumpą ant 12 voltų. Čia tokia daugiausiai kaip ataskaita klientui, kad atėjo kortas, skundžiasi, tai jam jinai veikia. Kaip, nežinau. Bet faktas akivaizdus, kad yra problema su maitinimo grandinė. Greita vizualinė inspekcija. Tikintis, kad pasimatys vizualiai, kuris dar mosas yra su išsprogusiais šaratais. Bet apžiūra tai nieko neparodė. Todėl pasimatojo kur kas kaip. Biški ten, biški šen. Nu ir va šitas yra trumpas. Pasimatavęs prieš tai, ar neina tiesiogiai 12 voltų į korę. Paduodu maitinimą ir termovizorius parodė, kad vat, trečias nuo pačios dar mosas kaista. Atsirenku naują detalę. Dar prieš mėnesį turėjau 20 jų vienetų. Padengiu šviežiu lydmetaliu. Dedu į pečių. Dar mosas pakeistas, pasitikrinu, va, trumpas dingo. Nuo kortos dingo trumpas, bet Amerikai trumpas tebėra. Korta dar šilta, tai varžos yra šiek tiek mažesnės. Išplaunu, išvalau. Ir tada su oscilografu pasitikrinu fazes. Pakeistoji fazė veikia. Ir va dabar filmuojant filmuką pamačiau, kad viena fazė neturi maitinimo. Atsisukau pasižiūrėti ir surprise. Ir čia nėra maitinimo. Nors prieš tai buvau pajungęs kortą ir jos TDP svyruoja apie 95-96 procentus GPU Z. O Formarkas rodo, kad apie 100 procentų. Nu žodžiu. Ardausi vėl, kad įsitikinti, ar tikrai ta fazė neveikia. O gal tik buvau negerai, nepataikiau įdurti, žiūrėdamas pirmin, aukštyn žemyn. Nu ir taip. Nėra. Kaimininės fazės įsijungimo metu patriukšmauja, o būtent trečia nuo viršaus gyvybės ženklų nerodo. Dedu kryžiuką ir keičiu. Čia truputėlį demonstracijos, vat ką maitina šitas pakeistas. Dabar šitą reikia pakeisti. Čia kol šyla platą, tai va žaidžiu. Dar mosas pakeistas, pasitikrinu ar tikrai gerai.
good. Su vaizdo kortos maitinimo sistema šitoj vietoj kaip ir kriukis baigtas. Beliko išsiaiškinti, kodėl ta korta jinai kaista iki 105. Per mikroskopą žiūrint matosi korozijos krateriukai ant radiatoriaus. Pats radiatorius jis sukonstruotas tokiu principu, kad yra tokie kaip vamzdeliai, kuriais cirkuliuoja šilumnešis. Ir jeigu prarūdyja, tas šilumnešis išbėga ir tada jo korta radiatorius tiksliau nebeaušinamas. Va taip plika akimi praktiškai neina pamatyti. Korta surinkta. Grąžinsiu tokią, kokia yra. Ačiū už dėmesį.